Madame Džiuknevičienė, vous avez une minute. Pirmininkė, mėly kolegos, aš apgailestauju, kad pašto rinkos neatversime 2009-aisiais. Dėl to nukentės ir vartotojai, ir paslaugų tiekėjai. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje šią temą plačiai diskutuojama. Tikiuosi, kad mano šalyje pašto rinka bus atverta žymiai anksčiau negu 2013-aisiais. Pritariu, kad universaliųjų paslaugų ateities neturi lemti tik rinkos jėgos, reikalingos reguliuojamos priemonės. Tačiau nemanau, kad būtinas laikinas finansavimas, ypač jeigu jis iš valstybės lėšų. Baiminamasi, kad atvėrus pašto rinką daug žmonių liks be darbo. Tačiau tyrimai ir kitų šalių patirtis rodo, kad atveriant rinką pašto paslaugos plečiasi. Dauguma darbo vietų išliks. Atsiras darbo vietų naujų operatorių įmonėse. Aš balsuosiu už šį dokumentą, jis nors ir nedrąsus, tačiau žingsnis į priekį. Ačiū.